Mielieji mano brangus mūsų pirkėjai ir būsimi pirkėjai, šiandien noriu pristatyti jums mini automobilį J4. Mankius J4, pavadinkim taip, nes taip gražiau skamba. Taigi šiandien norėčiau apžvelgti kartu su jumis. Aš esu sėdėjęs jame, turim kitokią spalvą, prašom, operatorius miegat. Raudona, šiuo momentu žalia, gali būti dar juoda ir kažkokiu dar, bet kartais ten keičiasi, tai nekreipkite dėmesį, ką aš čia šneku. Mini automobilis yra dydžio grubiai, mano augis 1,75 m, tai jūs galite įsivaizduoti, apversti jį, jeigu pastebėsit, galima, tikrai galima, bet jis tikrai gan stabiliai stovi. Jeigu jūs dar viduje sėdėsit, bus iš vis gerai. Taip, einam į vidų. Svarbiausiagi vidus. Nėra taip, kad svarbu labai išorė, bet svarbiau vidus, nes mes važiuosim vidum. Taigi pradėkime nuo vidaus. Interjeras yra iš tikrųjų liuksinis, nes čia yra veliūrai visur. Pažiūrėkit, kokie veliūrai plastikiniai. Įsėdam. Ne, čia žiūrėkit, negalvokit, čia yra kaip naujuose mašinuose būna salonuose, matot, su celofanais, su viskom, čia nusiplėši, čia irgi bus, čia bus oda. Oda, žiūrėkit, koža, roža. Patikrinsiu žiaptuvėlį. Man atrodo, gal greit netikra tą odą užsidėkti. Sėdam. Taip. Kas labai smagu, kad sėdynė aišku reguliuojasi. Reguliuojasi jinai šitaip ir šitaip galite įsitaisyti. Nu, 1,75 m, jeigu yra jūsų ūgis 1,90 m kaip operatoriaus, tai jūs irgi tilpsit. Va, dabar aš jau įsitaisiau maždaug, ne? Gal dar biškirykit ir baigti. Čia taip įsėdėt realiai, kaip mašiniukė tokiam. Ką mes čia turim? Turim automatinę greičių dėžę. Žiūrėkit, interaktyvi. O žiūrėkit, čia aš jeigu pasuku, matot? Kas čia? Jeigu norim, įsijungiam darbinę, aš taip vadinu drive. Tai čia nedarbinė. Nedarbinė. Ir rear, return, atgal čia vadinasi. Tai va, jeigu įsijungiam darbinę, tai mes matom ką? Matom spidometrę garsą. Čia radija yra. Užbanins YouTube. Galite įsidėti USB ir leis savo muzoną, kur patys įdainavom, pavyzdžiui, ar dar kažką. Ir čia USB galite krautis telefoną. Tai va, žiūrėkit, radiją. Čia gali pasikviesti į ateivius. Galite pasišviesinti savo aplinką, ta prasme. Ne visą aplinką, čia ant tiek išmanusis yra. Va, saulė šviečia, matot, nori saulės, nori, va, gali savo kalbą pasikeisti, kokią, pavyzdžiui, jūs mėgstat polskį. Kodėlgi ne polskį, ne? Tai palaukit, dabar grįžtam vėl namuką. Ir turim, kas čia? Irgi taip pat Bluetooth'ą galit pasijungti, per ragelį galit savo pasileisti. O, pavyzdžiui, žiūrit kokį nors video, va, žiūrėkit, viskas, čia viskas idealiai. Realiai išmanumo pas mane net nėra būsė tokių bairių. Taip, čia turim priešrūkinės. O, veikia. Taip, priešrūkinės, avarinis. Kas yra faina, nes, nu kaip mes dabar įsivaizduokit, turim automobilį ir viduj, bet taip, pavyzdžiui, dabar toks oras gali būti nemalonus. Turim ir šildau. Raktelis yra šiaip skirtas tik tais atrakinimui, nes jam nereikia rakčio čia jungti. Atrakinot ir pasileido. Čia žiūrėkit, kaip mašinai normaliai. Čia yra kolonėlė. Iš čia groja. Čia kaip mašina ir saugiklis yra normaliai. Galite savo atsidaryti, pavyzdžiui, jeigu taip įsivaizduojat, važiuojat. Visiems nu žinot, kaip tai daryti. Tai galite atsidaryti langą. Kas faina yra, ką galit, pavyzdžiui, jeigu turit du tokius susikabinti, visi rankom, 3 važiuoti. Kas faina? O, žiūrėk, čia langų. Mes kalbėjom, kad nejaugi reikia atidaryti kapotą. Tikrai, čia tik tu kaip vėdinimis. Ką čia daryti? Čia turbūt leiką jaučiu. Įsistatai leiką jaučiu, čia ir leiką. Nes yra tas bakelis pats yra po kapoto, o kapotą atsidaryti galima, bet reikia 2 varžtus atsukti. Čia va, šitie 2 varžtai. Ir va čia yra langų apiplovimas. Atrodo kaip keli. Taip, aišku, gazas stabdis. Diržas net yra. Gazas stabdis atrodo, kai kitoj patalpoj būtų. Užsisėkim, mesgi esam padorus piliečiai. Dabar liuką žiūriu. Opa. Irgi kaip anglas. Čia tipo pakeltų iki važiuojant 50.
kaip gerai pagalvota. Nu, taigi vėdint tiesiai. Iš karto tau nukreipti į kaktą. Nu. Čia vadinasi. Čia sportinis taip yra. Sėdė, matymas yra žiauriai gerai, nes visur langai. Ir visur realiai langai va su tokio atstumo. Čia važiuokit, galite susidėti į tą dėžę vieną. Nes šiaip jeigu jūs jį pastatot ant bet kurios padėties, jisai rėda. Tai gausis taip, kad turit vis tiek visada rankinį turėsit ištraukti. Dabar žiūrėsim apie galą. Aišku, jeigu galą norit vežti, reikės priekį vis pasistumti kažkiek. O galas atsidaro. Ai, taip. Va. Aš manau, kad gale drąsiai tilptų 2. Tikrai, žiūrėk. Ne tokie kaip tu, bet... O ką ne tokie? Ką ne tilptum? Žiūrėk, tau. Normaliai. Ne, to netiesiu. Gerai, lep plauk iš čia. Nuo 10 iki 10 kiek vertini. Aš skaitau, kad šiaip tikrai neblogai. Dabar žiūrėkit, atsidaro... Geresnė negu ant mano priekabą. Vidaus. Neatidarysiu, bet iš vidaus. Matot, langiukas atsidaro šitą. Irgi ventiliacija. Čia yra kroviklis. Privažiuojat, kaip tikrą elektromobilį plugino į rozetę. Turit pasikrausti. Nu ką, chebryte. Dabar atėjo laikas kam? Test drive. Nu, galėčiau pasakyti, kad labai smagiai. Ir kas įdomu, kad šiaip garso izoliacija labai nebloga. Red Bullinis. Žiūrėjom. Davai prakošim. Susuksim ten. O su Tesla einam lenktyniau. Ką, brangieji, aš manau, kad aš keisiu savo automobilį. Važiuok, 25 svėgėsiu. Taip, tu šiek baisi. Sukamės, kaip žiūrėkit, susisu gerai. Kosmos. Nu, bet tai ką jūs, nu, palauk, pabandom vieną bairį, aš nežinau, bijau aišku. Kaip yra su? Eis, čia be šansų versti. Kaip, su šansais gal, bet labai stengtis reikia. Nu, bet va, žiūrėkit, važiuoju 16. Reikia nepamiršti, aišku, kad čia jūs ir transportą tokį renkatės, ne raliui. Čia jis yra kaip elektrinis paspirtukas realiai. Traktuoja, tai traktuoja. No. Šiaip labai smagiai. Esu labai patenkintas šito daiktu. A, man galėsiu pasilikti vieną? Vieną? Ne. O 2? Gerai. Taigi, brangieji, šitokį daiktą galite nusipirkti kur pas mus mangis.lt. Jūs žinot, kad mangis.lt yra patikimiausias partneris elektrinio transporto srityje. Matot, kaip aš gražiai kalbu? Ir galite išsirinkti įvairių spalvų. Iš ankstiniai užsakymai irgi priimami. Taigi laukiam, paskambinkit.